Taigi, labą vakarą visiems, kurie kantriai laukia meditacijos arba gal jau medituoja. Sveiki. Ačiū visiems, kurie įsijungėt kameras. Jų yra jau nemažai žmonių. Tai toj pradėsim. Labas, Ieva. Labas. Seniai nesimatėm. Tikrai. Taigi kągi, mes pradėsime šiandieną mūsų antradienio seminarą. Tema bus širdis ir dvasia ir Šivos energija. Čia tokia naujiena tau, Ieva, ne? Nes tu nežinojai turbūt, ne? Bet aš žinok, nemoku slėpti nuostabos niekada. Aš visą laiką išsiduodu turbūt, ne? Ne, bet čia ir nieko slėpti, tai viskas tvarkoja. Mesgi ne kažkokie tai lektoriai, kur paskaitom ruošiamės. Tiesiog yra tema ir tam skirsim truputėlį dėmesio ir viskas. Man visą laiką yra naujiena. Tai gerai. Tai ką, tai mes pradėsim nuo meditacijos. Vat jau matau, kad skaičius lyg tai prisijungusių sustojo. Ei, labas visi, kurių nematom. Kuku. Bet labai faina tuos, kur matom irgi pamatyti. Taip. Tiek daug džiaugsmo. Labas, Vytukai. O, labas, Kristina. Nu ir šiaip, va, kaip gerai išgirsti. Ir gal kas nors, na, žinot, gal galite ir parašyti, dar kaip nors, bet... Vaidas, sveiki, labas, Vaidas. Gerai žinoti, kad jūs gyvi žmonės. Kad ne kokie nors tenai dirbtiniai intelektai čia prisijungia. Ir taip gali. Va, Vaidas parašė sveiki, va, jau sureagavo, reiškia, jau viskas, jau nulaužta, tai žmogus, viskas, įrodymas yra. Tai dabar aš parašiau žinutę, kad pasiruoškime antrą žvakę, su kuria galėtumėm valyti arba pastiprinti mūsų kairį kanalą. Tai tie, kas neseniai galbūt medituojate, nežinote, kad kai medituojame ir norime pastiprinti kairį kanalą, mes galime naudoti antrąją žvakę, kuri turėtų būti trumpesnė. Nes jeigu ilga žvakė, tai labai varva vaškas, galime apsitaškyti, tai patrumpinti. Ir turi būti ne tabletinė žvakė, nes tabletinė žvakės ugnis yra arba maža, arba kai tabletė pradeda šilti ir išminkštėja, judinant ją nusivažiuoja knatas vieną arba kitą pusę. Labas, Audronė. Tai va, tai jeigu turite, pavyzdžiui, kokią nors žvakę, galite ją arba perpjauti, arba gal trumpesnės, kaip būna žvakės, ir pritvirtinti į kokią nors lėkštutę. Na, šiuo atveju mes tai namuose patys pasidarėm tokią molinę labai patogų įrankį, taip valai ir laikai, bet gali būti lėkštelė, gali būti kažkoks, tai nežinau, labai juokinga buvo, kad kai pirmą kartą aš mačiau, kai atėjau medituoti, tai jogai kaip tik darė valymą žvakėmis ir ugnimi, tai visos žvakutės buvo įdėtos į stiklainių dangtelius. Mes Kaune taip pat ir turim, žinok. Taip. Ir žinai, labai įdomu, nes pavyzdžiui, pagal visą tą estetiką ir viską, tai kaip ir Vytas turėtų taip, kas? O man buvo, žmonės visai nedirba dėl įspūdžio. Reikia ugnies ir užtenka, dangtelis gerai. Pas mus gražus metaliniai su uogom dangteliai. Va. Tai va, jeigu dabar mes kalbam, bet iš tikrųjų pasiruoškim, kad kai pradėsim medituoti, mes pradėsim su žvake. Kitaip tariant, viena žvakė turi būti prieš įmatančiai nuotraukos arba į tą pusę, kur medituojam, kad šviesa eitų iš priekio, ta prasme, kad ugnies elementas, o kita ta žvakė bus prinešama prie tam tikrų centrų ir mes taip valysim. Todėl ir sakau, kad antra žvakė. Nes aš atsimenu, kai praeitą kartą mes taip darėm, tai kažkas tiesiog pasiėmė tą žvakę, kuris stovi, tai ir valysi. Bet ne, turi būti ir iš priekio, ir iš galo, visaip darysim. Tai va. Žodžiu, žongliruosime ugnimi. Jūratė juokėsi, žongliruosime ugnimi. Fakyrai šiandien bus, fakyrų šou. Steise, kaip jums yra antra žvakė bus? 5 žvakės? 4? 3? Bravo, super. Liucija, kur jūsų dujinis valytuvas? Kokia čia tiesiog kaip lemputė atrodo gražiai. Bet jinai yra stikle, ar ne, Liucija? Ne stikle, man atrodo. Nestikle?
Aš tai stiliu. Ji yra tokiam kietam vaške kažkokiam. Ir dega į vidų, ne, ir nesitaško. Taip. Puiku. Šiaip, vat, jeigu jau medituoja, dažnai medituoja, tai... beje, o yra tokių žmonių, kurie vat, prisijungia, medituoja arba žiūri įrašus ir neturi Šrimadadži nuotraukos, norėtų naudoti meditacijoje, tai jūs parašykite mums į info@sahadžayoga.lt, kad norėčiau nuotraukos ir savo adresą, vardą, kaip atsiųsti. Tai galime pasirūpinti, kad gautumėte. Dar norėjau ką pasakyti, kad jeigu, pavyzdžiui, mūsų šeimoje mums labai patinka, kad ta žvakė arba ugnies elementas degtų ilgai, dažnai. Pavyzdžiui, mes netgi vaikų kambarį, tokioje žvakydėje, tokioje labai panašioje kaip šitoj, paliekam viduj, kad per naktį ne lempa degtų, ne naktinė lempa, o ta ugnis. Ir pavyzdžiui, mes naudojame tai tokias aliejinės lempas, tas vadinasi Indijoje lampada. Tai kuo nuostabu yra, kad nėra vaško garinimo į kambarį ir mes neuostom to. Tai vienas dalykas. Kitas, labai saugu yra, nes niekaip niekas neišvarvės, niekas niekur, nes yra metalas ir saugu, ta prasme tikrai saugu, mes netgi paliekame išeidami iš kambario ir neužpučiam. Tai vat, man, pavyzdžiui, pačiam labai fainai, ypač tą žiemą, kai šalta, kai tamsu, kad namuose ta lemputė, ta ugnelė tokia gyva būtų, egzistuotų. Tai jeigu kas nors, vat, galvojat, kad norite, tai aš turiu tokių lampadų dar keletą. Žodžiu. Atsiųskit adresą irgi, žodžiu, info@sahadžayoga.lt. Galiu pašrefuoti. Nes labai paprasta, iš vatos padarai tą knatuką, įpili gerą kokį nors tiesiog aliejų. Ir tą aliejaus butelį mes naudojam per labai ilgą laiką. Taip ir pigu, ir sveika. Tai Ieva, jeigu ką, parašyk. Aš turiu lampadą, bet man patinka, žinai, sojų vaško žvakės ir su visokiais kvapais. Tai aišku. Taip. Nes aš kažkada girdėjau, kad man tiesiog kažkas ten šiaip praploja asmeninį, bet ne dėl to aš taip naudoju. Kad labai tos vaškas yra blogai. Tas ne vaškas, parafinas. Parafinas, bet sojų vaško tai ne. Sojus vaškas ne. Mes čia gerai pakalbėjom, bet per tą laiką kažkas dar prisijungė. Tai labas visiems, kurie prisijungėte. Ar yra tokių, kurie gal pirmą kartą prisijungia iš viso ir galvoja, ką čia žmonės dabar kalba? Yra tokių visai naujų, kurie iš vis nelabai supranta, kas čia vyksta. Ir norėjo prisijungti į kokį nors ten sveikuolių būrelio prisijungiančią meditaciją. Ir apie žvakės išgirdo per daug, negu reikėjo. Va, yra tokių nematytų veidų, o gal tik tai nematytų. Viskas, to mes pradėsime jau. Tai viena žvakė turi būti iš priekio, prieš mus. O kita žvakė bus rankose. Sveiki, aš Roma, man atrodo, jūs matau pirmą kartą. Aš irgi. Taip, sveiki, jo, pirmą kartą. Tikrai prisijungėte iš viso pirmą kartą. Taip, mes persiklausim. Gerai, taip, pirmą kartą, jo, iš tikrųjų. Tai gerai, o šiaip trumpai, iš kur sužinojote ir kaip gavote tą prieimą prie mūsų šitos meditacijos? Esu buvusi meditacijoje vienam šitam renginį, esu pabandžius ir gavau tą nuorodą ir vat, kažkaip šiandien galvoju prisijungsiu, pasibandysiu. Ok, puiku. Tai sveiki, tai mes, vienu žodžiu, dabar pamedituosime vieną kartą, o paskui pamedituosim kitą kartą. Ir jeigu jūs jau kažkokiam renginį bandėt medituoti, tai jau nebus visai pirmas kartas. Bet jeigu kažko nesuprasite, tai kiekvieną kartą, kai yra nuoroda gaunama, ten yra toks linkas, paspausti gali ir ten yra kaip įrašas to pirmo seminaro. Tai vat, kaip medituoti namuose, toks kaip ABC. Jeigu kam nors vat, kažko trūksta, tai visada žinot, kad galite pasižiūrėti ir taip toliau. Audronė mes jūs jau matėm kažkada, ar ne? Matėm, ok. Va, kaip gerai, kad įsijungėt kameras, ačiū jums labai. Tai galima pamatyti. Taip. Ir dar Indra yra su raidė I. Aš tai peržiūrėsiu paskutinį kartą. Ir dar įvairiausių paslaptingų žmonių. Puiku. Tai gerai, dabar kaip dėti žvakes, klausia. Tai tie, kurie tik klausia, greičiausiai, kad nelabai žinote iš viso, kaip tai yra daroma. Tai kai sėdime meditacijoje, viena žvakė yra priešais. Ir kai mūsų rankos yra atverstos, tai ta ranka turėtų būti nukreipta į tą pusę, kur yra žvakė.
o kita ranka laikys antrąją žvakę. Tik primenu, kad neapsitaškytumėm vašku, tas žvakės ilgis turi būti kuo mažesnis ir kad jeigu vaškas išsilietų arba taškytųsi, kad lietųsi tą plėkštelę arba nežinau, ką jūs turite, kame jis yra. Okay. Tai pradžioj tą žvakę antrąją pasidėkime kažkur prie kairio šono, iš kairės, kad man būtų. Mes skirsime daugiau dėmesio kairėje pusėje. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad šiandieną labai aiškiai pajutau, kaip keičiasi jausmas, kai saulė šviečia. Reiškia, tikrai trūksta to šviesos elemento ir tiesiog buvau darbe, kur dažniausiai tie žmonės bamba ir nervuojasi. Ir šiandien pirmą dieną pamačiau juos truputėlį laimingesnių. Sakau, kas čia yra? Sako, žinok, saulė. Tai galvoju, va, kaip veikia ir kaip trūksta to šviesos, tai tas kairys kanalas išsenka ir truputėlį reikėtų gal papildyti. Tai gerai, tai dabar tada įsitaisom patogiai. Aš pravesiu pirmą meditaciją. Taip, atsisėdame tiesiai. Ką aš čia matau? Liucija, ar girdisi, ką aš kalbu? Girdisi, ne? Linktelkit galvą. Labai gerai. Suraskit poziciją, kad būtų patogu sėdėti. Jeigu norisi kaip nors pakišti kojas, ten kaip nors įsitaisyti patogiai, tai kad abi kojos būtų vienodai užlenktos, kad stuburas būtų tiesus, nesukrypęs. Jeigu sėdime ant kėdės, tai kojos tiesiai žemyn. Delnus padedam atverstus ant kelių. Nereikia laikyti įtampoje delnų, bet prižiūrėti, kad jie neužsilenktų. Kad pirštai nesusilenktų ir neužsidarytų delnai. Dabar ką pradžioje padarysim, tai nuleisim rankas žemyn, tegul jos nusvyra lengvai. Užmerkim akis, kad dėmesys nueitų į mūsų vidų. Ir savo viduj, savo žodžiais tiesiog pasakykim, kad visa, kas gali trukdyti mano meditacijai, visos mintis, įtampos, gal koks nuovargis, visa, kas gali trukdyti mano viduje arba aplink mane, tegul išeina į žemės ir susigeria. Paprašykim ir pabūkim ramiai, dėmesį laikant savo viduje. Galime paprašyti motiną žemę, subalansuokite mane, paruoškite mane meditacijai. Mano dėmesį apvalykite. Parabudenus atverskim, padėkim ant kelių, kaip jau buvom padėję prieš tai.
Jeigu kas pirmus kartus medituoja ir nežino, ką reiškia kundalinį energijos kelimas rankomis ir apsauga, bandanas, tai tiesiog tęskit meditaciją, nieko nesiprašykit, paskui sužinosit ir išmoksit. O jeigu kas žinom, tai pradedam nuo meditacijos tokio kaip ritualo, kur pasikeliam su dėmesiu ir su rankom kundalinį ir pasidarom apsaugą. Dėmesį laikykim į viršugalvį ir pastebėkim, kad tas dėmesys būtų be prievartos, be įtampos, švelniai su pagarba nukreiptas į patį aukščiausią galvos tašką. Tai yra mūsų 7 čakra. Jungties jogos centras. Būkime savo kantrus, jeigu yra kažkokių minčių, jeigu yra kažkokių dirgiklių, žinokim, kad visą tai nurims po truputėlį, leiskim savo pabūti nieko nedarant, nieko nesistengiant, tiesiog su dėmesiu viršugalvyje esu dabar. Dabar kairė ranka lieka apverstų delnu, į dešinę ranką paimam žvakę ir pastebėkim, kad mūsų to žvakės ugnis būtų priešais mūsų kairįjį pilvo šoną. Tai yra kairioji pilvo šone esanti čakra, kairioji nabi. Tai pradžioje palaikom toj vietoj. Per atstumą, kad neužsidegtumėm, kad nebūtų pavojus, bet tiesiog palaikom, kad šviesos elementas, šviesa, ugnis duotų energijos būtent šitam centrui. Laikom dėmesį į viršugalvį. Pakeliame žvakę aukščiau, ties širdimi. Atstumas nuo kūno, fiziškai neturim jausti šilumos, mums nereikia šilumos, karščio.
Mums reikia šviesos elemento, ugnies elemento. Galime truputėlį aukščiau, maždaug ties kaklu ir galvą truputį pasukam į dešinę pusę. Dėmesys į viršugalvį, nieko nereikia stengtis daryti, tiesiog leidžiam šviesai veikti mūsų šitą centrą. Dabar pasukam galvą tiesiai ir žvakės liepsna turi būti tiesiai priešais mūsų kaktą. Šviesos elementas iš tikrųjų ir yra šitos čakros. Tai galite jausti, kad kaktoje padeda tarsi taip kutenti arba tas toks kažkoks judesys prasideda viduje gali būti. Turėtų atsipalaiduoti labiau mūsų optinė ta veikla, tie nervai, kurie valdo akis. Dėmesį laikom viršugalvyje. Kairys delnas atidarytas. Dabar žvakę dėsime iš dešinės galvos pusės. Būtų prie, aukščiau truputėlį negu ausis, prie mūsų dešiniojo pusrutulio. Tai yra mūsų kairio kanalo pabaiga, yra dešiniai pusiai galvoje. Pažiūrėkim, kad nepakreiptumėm žvakės, kad neapsipiltumėm. Nieko daugiau nereikia daryti, nesureikšminti šito momento. Laikom dėmesį viršugalvį ir tegul teka vibracijos per mūsų kairį delną, per mūsų visas čakras, stimuliuojant tą kairio kanalo pusrutulį galvos. Ir dabar keletą kartų mes pravesim į priekį, kur buvo per visus taškus, kuriuos mes vedėm. Lėtai, neskubant, mes galim nuleisti iki apačios ir vėl kilti viršų ir taip pravažiuoti bent keletą kartų. Kad būtų ramiau, kad neapsipilsit arba neužsidėksit, galima tai daryti atsimerkus, laikant dėmesį žiūrint į kitą žvakę, kuris stovi prieš mus. Ir dėmesys yra nei vienoje, nei kitoje žvakėje. Dėmesys yra viršugalvyje. Mes tikrai galim sukontroliuoti savo dėmesį, kad jisai nenukryptų į akis ir nenukryptų į rankos judesius. Dabar sustokim dar prie kaklo truputėlį ir padarysime tokius kaip pasukimus. Neskubant pagal laikrodžio rodyklę, tarsi mes suktumėm laikrodžio rodyklę.
su šviesa. Tai sukimas irgi stimuliuoja, aktyvuoja tą centrą. Nereikia greitai, nereikia daug energijos tam švaistyti, tiesiog sukimas ugnimi ir laikymas dėmesio viršugalyje. Ir galime savo viduje pasakyti, aš esu visiškai nekalta, aš esu visiškai nekaltas, viskas, kas buvo, jau neegzistuoja, aš esu čia ir dabar, ir aš esu visiškai nekaltas, aš esu visiškai nekalta. Savo žodžiais, savaip, savo, su dėmesiu viršugalyje. Ir dabar dešinėje rankoje laikom žvakę, o kairės rankos galima daryti, kad netgi 3 pirštus. Svadistano, tai nykštį, viršūdį, tai rodomąjį pirštą ir į tą patį didžiausią pirštą mes tarsi laikome tuos pirštus aplink ugnį. Reiškia, ne virš ugnies, nes karštis kyla į viršų, bet į šonų. Ir tiesiog laikom per atstumą. Jeigu įsivaizduotume, mes su tamsoje, tai tie pirštai būtų apšviesti tos ugnies. Tai ta ugnis veikia visus tos pirštus. Tai laikom dėmesį virš galvos ir leidžiam tą energiją tekėti per mūsų kairį kanalą. Puiku. Dabar reiškia, tą žvakę mes padėkim kažkur iš kairio šono. Gali, jeigu, pavyzdžiui, aš sėdžiu ant žemės, tai tiesiog, kad būtų prie mano šono, toliau, kad nebūtų pavojus, bet kad būtų prie kairio mano klubo. Jeigu sėdime ant kėdės, galite ant žemės padėti kažkaip tai kažkur iš kairės pusės. Abu delnus padedam atverstus. Truputėlį patempiam save į viršų, kad nebūtumėm sudribę, jeigu kam nors taip jau susmuko. Ir savo viduje paprašykim, kad motina kundalinį, prašau, subalansuokite mane. Prašau, pakelkite mane į 7-ąjį centrą virš minčių. Prašykim savo žodžiais kažkaip ir nutilkim ir leiskim pabūti visiškai tyloje.
Jeigu dėmesys nubėga kažkur, pradeda galvoti, nieko tokio, nekaltinam nei minčių, nei savęs, tiesiog grąžinam dėmesį į viršugalvį, savo vidų, jeigu sunku į viršugalvį laikyti, į savo širdį galima nukreipti. Ir stengiamės toliau būti nieko nedarant. Dešinį delną uždėkime ant pačio viršugalvio, delno centrą, taip kaip per pačią pirmą meditaciją. Pirštai išskleisti, kad nesusilenktų. Ir truputį paspaudžiam, kad pajaustumėm spaudimą. Ir tarsi pagal laikrodžio rodyklę masažuotumėm šitą centrą. Taip su visu tuo spaudimu pasukam. Ir kiekvieną savo viduje paprašykim, kreipiantis į mūsų mokytoją Šrimatadžį, į mūsų tą visur esančią energiją, prašau sustiprinti mano jungtį. Prašau, duokite man stiprų ryšį su visur esančia energija. Prašau, duokite galimybę iš tikrųjų būti tos visur esančios energijos instrumentų kanalu. Prašau, tegul atsiskleidžia visos mano savybės, visos mano dvasinės savybės. Nuleidžiam delną ant kelių. Dar akimirką leidžiam būti savo su dėmesiu toje vietoje, kur masažavom. Be jokių vaizdinių, be jokių pastangų, tiesiog leidžiam, pasitikėdami tą energiją, leidžiam ją tekėti per mus.
Galime švelniai atsimerkti, bet atsimerkus niekas nepasikeičia. Dėmesys lieka viršugalvyje. Ir dabar nieko nepakeitus, dešinį delną pakeliame virš galvos, virš tos vietos, kur masažavom, kaip per pirmąją meditaciją. Truputėlį aukščiau, beveik per ištiestą ranką ir pastebėkim, kokie yra pojūčiai delno centre. Galima ranką švelniai patraukti šoną ir grąžinti. Galėtumėm patikrinti, ar tikrai tai yra tas jausmas viršugalvio. Sukeiskim rankas. Ir galim sudėti abu delnus, kaip namaste, tiesiog pabaigti meditaciją, nusilenkiant, padėkojant už tai, kiek įvyko, už tai, kas įvyko. Ir baigiam. Taip. Roma, dabar neverbalinė kalba jūs apklausime. Ar buvo jausmas koks nors virš galvos? Buvo. Taip, buvo toksai aureolės tokios, vat kažkokio tai daikto tokio, kažkoks kalnas ant galvos. Jo. Ar su abiem rankom vienodai, ar skirtingai? Su dešinė stipriau, su kairė mažiau. Ar buvo koks nors jausmas delno centre kaip vėsumas arba kažkoks kaip mėtinis jausmas? Ne, bet dabar nepasakyčiau, ne, aš tik tai jutau tą apskritimą, tą kamolį tik jutau, tik tiek. Okay. Šiaip iš tikrųjų, kai pasižadina šitas centras, tai jisai energetiškai yra aplink visą tą galvą. Taip ir buvo. Jau. Tai tas žodis, kur pasakė, aureolė, tai ir yra tai, ką turbūt kažkas jautresnis matydavo, jeigu matė kada nors kokį nors šventąjį, kažkoks toks yra aukščiau. Tai, bet mes galime po to po truputėlį išmokti pajausti vibracijom. Pradžioje labiausiai jaučiasi čia, paskui galima ir atverstais delnais jausti, paskui galima jausti ir visur, kur tik norim. Tai čia toksai perspektyva. O be minčių pabūti pavyko? Gal neilgą laiką pavyko, bet po to vėl grįžo tas visas kamuolys. Kamuolys. Tai gerai, dabar pagal mūsų planą yra taip, kad mes pradedame nuo meditacijos, tada truputėlį kažkokią temą paliečiam ir tada baigiam vėl meditaciją, kad nebūtų kalbom. Ir ilgai turbūt šiandien neužbūsim, kaip praeitą kartą buvom jau ilgai užsiplepėję, bet vis tiek kažkokią temą atkabinsim. Tai šiandieną yra dvasia, širdis ir vat, kur mes nukreipiam dėmesį pačioj pradžioj, kai pradedam medituoti. Tai Ieva, klausimas tau. Ką jūs galite tą temą pasakyti? O ką jūs klausykite? Aš klausimai. Okay. Aš tik tai kažkaip man labiausiai šiandien, kai aš galvojau apie šitą temą, labiausiai yra tas naujas faktas iškilęs man, kad kai mes pradedam realizaciją, tai pirmiausiai dedam ant širdies. Ir kažkaip
kur mūsų dėmesys ir su kuo mes susitapatinam, į tą pusę mes ir einam, į tą pusę, arba tuo mes ir tampam. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmonijos istorijoje susitapatina su kažkuo materialiu, pavyzdžiui, kad ir, tarkim, protas, arba kažkokia tai savo, nežinau, kūnas, tada atsiranda labai didelės baimės. Baimės mirti, baimės prarasti, baimės netekti ir taip toliau. Tai va, o mano paties irgi patirtis yra, kad kai fokusuoji dėmesį į tai, kas aš esu ir išsigrynina, kad tai yra dvasia, tai tada labai pasidaro daug paprasčiau, nes tu tada nieko nerizikuoji, niekada. Labai, labai paprasta. Tai va, tas realizacijos, tas pirmosios meditacijos pirmas etapas yra, kai padedam ranką ant širdies ir klausim, ar aš esu dvasia. Toks klausimas. Tai buvo keletą tokių šventųjų, yra tokių praktikų, kur medituoja tik į širdį, į dvasią. Nes fiziškai iš tikrųjų mūsų širdyje yra energetinė mūsų ta dvasia. Tas atspindys visur esančios energijos, Dievo, tėvo. Tai kai mes, kiek aš žinau, tos visai tokios teisingos, tikrai meditaciją vedančios praktikos yra, kur klausia, kas aš, kas tas aš. Ir tai tikrai veda į bemintę būseną, nes tu pradedi klausti, netgi yra klausimas, kas aš, o paskui kas klausia, kas aš. Nu, žodžiu, toksai kaip rebusas smegenim. Ir smegenis, jeigu taip labai tiksliai klausi, turėtų pasiduoti, jos turėtų truputį nurimti, nutilti ir taip toliau. Bet kai mūsų kundalinė energija yra pažadinta, mes jau galim klausti toliau. Arba galime net nebeklausti, galime teigti, kad aš tai yra dvasia. Aš tai yra amžina, švari, tai yra dvasia. Ir kai tapatinam save su tuo, ir jeigu tai darome netechniškai, meditatyviai, su dėmesiu, ir kundalinė energija pradeda tekėti pro širdį, tada ta būsena yra ne tik žodžiai, bet iš tikrųjų atsiranda. Ir tada viskas darosi labai paprasta. Bet turbūt širdis apskritai kaip organas toks, jis tai labai stiprus yra ir kaip labai paprasta, kai smegenis miršta, jeigu širdis plaka, žmogus dar gyvena. O jeigu širdis išsijungia, tai ir baigėsi ta kelionė šito gyvenimo. Ir kai žmogus sako aš, tai daro šitaip. Man čia yra super, nes niekada žmogus nesako aš. Nes šiaip tai jeigu labiausiai brangu yra šita vieta, tai aš turėtų būti, ne kažkur aš. Bet šičia. Ir kai, pavyzdžiui, būna kažkoks pavojus, dažniausiai žmogus daro šitaip. Tiesiog kaip gynyba, gal to pagrindinio svarbiausio organo. Taip. Ir aš neturiu atsakymų iš šitą klausimą, bet yragi turbūt skirtingi dalykai. Mūsų dvasia ir mūsų siela tai yra skiriasi. Taip. Nes dvasia tai būt yra visagalio Dievo atspindys mumyse, ar ne? Taip. Mūsų siela yra mūsų šitas visas. Ok, jeigu kam nors norisi techniškesnio tokio informavimo, aš galiu greitai praeiti. Tai pavyzdžiui, pagal mūsų subtilę sistemą, kuo aukščiau einam, tuo labiau subtilėja. Ir va šitoj vietoje, viršugalvyje, šitoj čakros viršuje yra, galima sakyti, absoliutas, rojus. Tai yra dieviškumas. Dievas, tarkim, ar ne? Jeigu tai neiti į jokias religijas, jokius pavadinimus. Tiesiog tas kas yra aukščiausia forma. Ir kai mūsų subtilioji sistema yra kuriama, tai ta aukščiausia forma atsispindi širdyje. Tai nėra, kad čia yra Dievas, bet tai yra jo atspindys. Galim sakyti kaip veidrodyje, tai paprasčiau būtų. Šitą truputį pertrauksiu, pas mane girdžiu, kurį laiką tęsiasi drama už durų. Aš einu biškį ten. Verkia jau, ne? Aha, ir jau kurį laiką, tai man toks dėmesys pabėgs. Gerai. Ok. Tai va, tai čia yra tasai atspindys. Ir kai mes labai stipriai dirbame su šituo centru, kai yra labai išvystytas mūsų egoizmas, kai yra labai stipriai išreikšta kažkokie sąlygotumai, kultūriniai,
nežinau, rasiniai, kokie nors ten religiniai, dar kokie nors. Tai va tada šitą čakrą pradeda dominuoti ir kai jinai užsiblokuoja, ar nuo per didelio galvojimo, arba ten kažkokio, nežinau, pykčio, agresyvumo, dar kažko, tada tas ryšys į tą širdį tiesiog nebepatenka, kaip į atspindį nebenueina ir širdis užsidaro tada. Va, ir kai mes medituojam, kai patiriam nors truputėlį bemintės būsenos, iš karto turėtų pro truputėlį vertis mūsų širdis. Tai anksčiau ir vėliau visi, kas pradeda medituoti šituo metodu, pajaučia tą momentą, kai kundalinė energija ateina iš širdies čakrą ir ją atveria. Tai vieniems būna kaip labai didelis palengvėjimas, kiti gali jausti, kaip čia padeda vėsuma atsiranda, tiesiog užlieja. Kitiems, ką aš esu girdėjęs, kad pradeda ašaros bėgti, kad pradeda tarsi verkti, bet ne iš liūdesio, o tiesiog pradeda eiti kažkokia įtampa lauk. Tai čia visiškai normalu. Tai čia yra va tas širdies čakra. Ir kai šitą čakrą atsiveria, jeigu mes medituojant, būnant jogais, vis primenam savo, kas aš esu, ir galbūt mums svarbu, kas aš esu, tada visa meditacija, augimas, valymas, jis pasidaro labai lengva. Labai lengva, nes tada yra per širdies elementą, per tą atsiverimą. Nes šita čakra turi energetinį atskirą kanalą su pačia ta viršutinė čakra. Šitoje vietoje ir yra širdies centras. Tai va, kai širdis atsiveria, tada mums atsiveria labai greitai sahasrara ir tada meditacija yra labai maloni, labai lengva, labai atsipalaiduoja veidas, labai matosi, kad viskas veikia. Va, bet jeigu šitas centras trukdo, tada širdis neatsidaro, tada darome protiškai. Ir tokiems žmonėms tada norisi kažką daryti meditacijos metu. Ir kai aš pradėjau medituoti, irgi man buvo, o tai ką daryti? Tai sako, tai medituok. Tai jo, bet ką daryti medituojant? Man buvo toks labai, gerai, medituok. Tai kaip medituoti? Žodžiu, kažkokios reikia instrukcijos. Ir tada atsiranda noras būtinai įsijungti muziką, būtinai sakyti mantras, būtinai judinti žvakę, arba būtinai daryti kažką, aš kažką darau. Bet kas tas daro turbūt visas kitkas, bet ne ta dvasia. Bet kai mes pradedame medituoti, mes galim pradėti nuo to, kad aš nieko nedarau. Aš nieko nedarau. Aš absoliučiai pasitikiu tuo, kas esu ir tas kažkas mane valo, daro, ta energija teka per mane. Ir kuo labiau atpalaiduojam tą atsakomybę, kad mes darom, tuo labiau ta širdis atsiveria ir tuo labiau pradeda viskas paprastai tekėti. Tai va, tai kad ir kiek sužinotume metodų įvairiausių, kad ir kiek sužinotume įvairiausių, nežinau, mantrų, patirčių, būsenų, labiausiai visada reikia grįžti į tą ABC, tai yra netgi ne į ABC, į A, kad aš esu dvasia. Net aš esu net ne jogas, net nei vyras, nei moteris, nesu nei mama, nei dukra, nei kas nors, aš esu dvasia. Ir savo priminti tai, kad aš nesu netgi tos mintis, nesu netgi norai, aš nesu netgi tai, ką aš turiu padaryti. Ir jeigu savo vis tai priminsim, tada tas augimas, jisai nenukryps kažkur nei į fanatizmą, nei kažkokį tai, nežinau, ten gydymąsi, dar kažką, bus tiesiog per dvasinį tą elementą. O kieno buvo tas eilėraštis? Satčitananda Rupam, Šivoham. Kad... O visas šitas, aš nei kūnas, nei protas, intelektas, tai čia šitas yra, ne? Taip. Čia yra senas eilėraštis, bet labai, aš gal pasidalinsiu nustebimu. Visai nesigiriu, nes irgi nesijaučiu, kad aš kažkaip su to susijęs. Bet mano žmonos tėtis sukūrė tą muziką. Aš galvau, kad tai yra klasikinis badžanas, kur Satčitananda Rupam. Aš galvau, kad jisai klasikinis, kad visi Indijoje, taip ir dainuoja tą eilėraštį. Pasirodo, yra įvairiausių versijų ir jisai sukūrė tą, kurį mes žinom labiausiai ir man, tada buvo taip, wow, kažkaip, nuostabu, kad jisai atėjo pas jogus ir galėtų tiesiog niuniuoti arba klausyti ir priminti savo. Tai žodžiu, yra toks tekstas, kuriame yra ten ilgai viskas neigiama ir kiekvieną kartą per priedainį sakoma, kad aš esu Satčitananda Rupam Šivoham. Sat, Čit, Ananda. Tai yra 3 šyvos arba to visagalio Dievo, kurį mes suprantam savybės. Šventumas,
dėmesys ir džiaugsmas. Arba tiesa, dėmesys ir džiaugsmas. Tai vat, kai tie trys dalykai susijungia, yra va tas dvasios patyrimo ta būsena. Tai tas priedainis yra Satčitananda Rupam, Šivoham. Tai reiškia, kad ta forma dvasios yra Satčitananda, tai trys dalykai. Ir Šivoham, tai yra, kad aš esu ta forma. Tai čia galbūt ir būtų meditacijos tikslas tą būseną nesuvokti, o tą būseną patirti. Nu gerai, nors kartais, nors trumpam, nors beveik patirti, bet kad į tai eitumėm, kad nenueitumėm, nes aš tikrai esu matęs daug jogų, kurie, net nekalbu apie Lietuvos jogus, bet taip per visą tą patirtį, kurie nuvažiuoja į čakrų valymą taip, kad paskui nebeaišku, ar ten bėra ką valyti. Taip atrodo, žinot, kaip dar mašina nespėjo nustepti, o jau žmonės plauna mašiną. Arba ten, nežinau, arba būna į kažkokius ritualus, į kažkokius religinius, kažkokius tokius sustabarėjimus. Tai kuo labiau nueiti dvasią, kad tik tai nenueiti į jokį nei į kairę, nei į dešinę. Būtų dvasia. Tai va, tai ką dar galima būtų pasakyti, kad kai yra kai norim pajausti, vat kaip namų darbai gali būti. Kai norim pajausti tą būseną, tą tikrą būseną, tai nesvarbu niekas. Kartais netgi būna nuo proto, čia gal reikia pasiruošti meditacijai, gal čia reikia taip kažkaip čia, bet nieko. Gali būti netgi žvakės nėra, nieko nėra. Atsisėsiu ir susijungsiu su tuo, kas aš esu iš tikrųjų. Ir netgi galima daryti tokius, kaip angliškai sakoma, yra challenge. Iššūkį. Neatsimerksiu tol, kol nurims viskas ir neišryškės, kas aš esu. Neatsimerksiu, tiesiog nesvarbu, kiek tai užtruks. Ir kad būtų toksai truputėlį kaip gurų principo, kad aš tikrai ieškau tos būsenos. Kas aš esu? Arba tai kas ta dvasia? Galima netgi paprašyti tos visur esančios energijos, motiniškos energijos, sakyti, duok pajausti, kas aš esu. Ir viskas. Tai toksai iššūkis gali būti, tada nereikia nieko, tiesiog leisti savo. Nes mano žmonai tai buvo, jinai gimė ir nebeatsimena, tėvai pradėjo medituoti, kai jinai dar buvo visai vaikas, jinai neatsimena savęs nuo tų laikų, kaip jinai pradėjo medituoti. Visada meditavo, taip atrodo. Ir jai tai yra, tiesiog, normalu, būsena normaliai, tiesiog, nes kitos būsenos nebuvo niekada. Tai yra viskas tvarkoja. Bet vis tiek, kai yra paauglystė, kai tu bręsti, kai atsiranda tas suvokimas, kaip čia aplinka, tu matai, kaip kiti medituoja, tai visada atsiranda toksai iššūkis, kad tu pats turi atrasti. Ir jinai kažkaip sakė, bet aš niekada iš tikrųjų, ir tikrinau, ir taip, bet niekada iš tikrųjų nebuvau sufokusavus dėmesio, ar iš tikrųjų noriu pajausti. Ir jis sakė, tiesiog atsisėdau ir sakau, viskas. Arba pajaučiu ir toliau medituoju, arba nepajaučiu ir galvoju, kad nesąmonė. Tiesiog tokį akistatą. Ir sakė, tiesiog atsisėdau, nežinau, kiek sėdėjau, bet pradėjau viską jausti, sako, viskas, kaip žmonės sako, taip pasirodo, taip ir yra. Tai reiškia, nuo vaikystės iki paauglystės ir daugiau galima augti ir tiesiog daryti rituališkai, kažkaip taip, fainiai darai, pasėdi harmoniją, dar kaip man, bet vis tiek kiekvienas turi tą tokį atradimą padaryti. Tau kilo kokių nors minčių, ką dar galėtum pridurti apie tai? Aš tiesiog pagalvojau, kad mes turėdom visada tokias Šrimatadži ištraukas namie pasidėję prie vietos, kur mes medituojam, tai jas vadinam lilom. Ir labai dažnai traukdavau, dabar ne, bet labai dažnai būdavo, kad traukiu, kad tik tai tyloje jūs suprasite, kas jūsų dvasiai vertinga, o kas nevertinga. Ir tada dar būdavo viena, kur irgi Šrimatadži paskaitos, kad dabar jūs jau turit pradėti gyventi realizuotos dvasios gyvenimą. Ir man tai kažkaip labai duodavo perspektyvos, kai tu į save kažkaip, tai pradedi žiūrėti ne pagal tuos pavadinimus kažkaip taip, kas ten tu esi, ar žmona, ar mama, ar dukra, ar dar kažkaip, o tu kaip į save suvoki kaip dvasią. Ir tada tikrai ta perspektyva, kad ir iš proto kartais jinai duoda tą tokį kitokį pajautimą, tą subtilumą kitokį.
tikrai pradedi atsirinkti, kas vertinga, o kas nevertinga. Lila. Aš čia turiu netoli, galėsim pabaigoje ištraukti. Savaitėj. Savaitė visiems. Ok, tai dabar, kadangi truputėlį tokį įvadą padarėm, bet taip apgraibom, mes turim ištrauką, kur Šimadaji pasakoja apie tai. Čia buvo kažkokia viešoji programa, tai reiškia naujiems žmonėms, suprantamai, bet tai jau bus vidurys, kažkur 30 kažkelintoji minutė. Tai irgi nežinau, kiek tai užtruks, keletą minučių paklausom ir po to perėsime meditaciją. Ieva, pravesi, taip? Gerai. Yes. Taip. Mano dramos baigėsi, jau galiu pravesti meditaciją. The one about whom it is described had never been to a school. None of them have been to any school. For the first time in this life, I have learned this English language. I never knew this language in any one of my lives before. Because I knew I'll have to talk to you and I'll have to tell you about spirit in this language. But to understand it, we have to read ancient scriptures. Beautiful ancient scriptures are there. It describes the nature of the spirit. It said that spirit has got three qualities. Sat Chit Anand. Sat Chit Anand. Sat means truth. Chit means attention. Anand means joy. Sat is the truth. What is the truth now? If you see something white, it is the truth, all right. But what is the truth of this shore? A realized soul can know, not you. Because his spirit is enlightened. He sees the fifth dimension of the shore. Let him hold it in his hands and he will know that this is Mother Shore. Immediately he'll feel those cool vibrations coming out of it. He'll know that this is Mother Shore. That is the truth. The four dimensions which we know of is not the truth, but the fifth one, which is the truth, which is the spirit. Sitting down here, you can find out about anybody. What is he suffering from? What are his problems? What are his chakras? Is absolute. This knowledge is absolute. If you have 5 or 10 children who are realized, and if you tie their eyes, and ask them about a patient which is suffering from, they will all raise their fingers, this, or this, or this, or all of them, whatever may be the case. All of them will raise the same fingers. It is absolute knowledge. It cannot be argued. It cannot be refuted. It is what it is. And also, today the man may be having these problems, tomorrow he may not have at all. So then whatever was there is finished, whatever is today, that's what they are going to tell. So it is the truth. The rest is all, is mithya, is false. I was once going in Kashmir, driving through some very remote corner, and suddenly I felt tremendous vibrations in the air. And I asked the driver, is there any temple here or something? Because in Kashmir there are many temples which are vibrating. So many things have come out of the Mother Earth, as it is said in the 10th commandment, that thou shalt not worship anything that is created by the Mother Earth. Reproduce and worship it. There are many places in Kashmir like that.
So I asked him, he said, no, there is no temple, there are no Hindus live in this area. I said, but still I feel tremendous vibration. So my husband told the driver, all right, let's go the way she says. So we followed about 3 miles and we reached a colony of people who are Muslims living there. So we went and asked, is there any temple here? He said, no, but there is one great mosque. So what mosque is that? Well, this is Hazrat Iqbal. That means one hair of Hazrat Muhammad Sahib. Of Muhammad Sahib's one hair was there. And even now, to take his name, the vibration starts flowing. How can I deny him? He was the truth. Spirit will not deny. It's the falsehood that denies all these real people. It's the spirit that gives you the truth, which integrates all that is truth and throws away that is untruth. That's why you must get your spirit. Before that, anybody talks to you about God, about anything, they can even crucify. They are such stupid, foolish people that they can do anything. They'll argue with you, they'll fight with you, they'll do all kinds of stupid things, but understand you. This is what my father told me. Now you have to find out Amas method. Method by which you give realization to many people so that they see that there is something beyond. They are all standing on the first floor. If you are born on the 10th floor and you tell them something that you see on the 10th floor, they are not going to believe. They'll fight with you, they'll quarrel with you, they'll pull you down because their ego is challenged all the time. So best thing is to transform them. Give them mass realization. That is what is the spirit is. That every one of you have got spirit. But it was very difficult in those days to give mass realization. The blossom time had not come. Today the blossom's time has come. And the wind that blows, the cool wind, gives realization to so many of them. Thousands of people have got realization. You also, many of you have got your realization. So this spirit is established. You feel you are something different now. The transformation has started, the baptism has been done in the actual sense. When you start feeling it's moving, you feel the cool breeze. Now, when you take to your collective being, you become one with others also. You try to give. Now you are taking from me. When I go, you stand here and give. When the lamp is not enlightened, then all right, try to enlighten it. After the enlightenment, what does the light do? Is to give the light. Spirit gives you your meaning. Spirit gives you your understanding of the truth that is reality, not unreal things. Me you cannot understand if you are not realized. You cannot. I am just like you. There's no difference. But those who are realized know about me very well. Even living in Rangoon, a saint who met one of the Sir Yoginis, she was an American, and he just bowed to her and made her sit higher than him. He said, "You have met Mother. I haven't yet met her." And she was surprised. That how did he know all these things? There are so many saints in India who are real saints, who know about it. But those who are very close to me also, because you know my husband is highly placed in life, and we have friends who are very elite and very, I've seen all the best, the prime ministers of the world I've met, and I've met all sorts of kings and queens and this and that, and every day I'm shaking hands with them. They don't know me. They don't recognize me. There was a gentleman whom we knew very well. He is now the president of the High Court, World High Court. And we knew him very well, a great friend of my husband and all that. And suddenly his wife saw my photograph with he is a Maharaja of some place, one of the Maharajas having in his pocket.
So the Maharaja suddenly took out the photograph and put it to his eyes and put it back. So she said, what, this is such and such lady, I know her very well. He said, yes, but don't you know she's the Mataji who has cured me of my heart trouble? She said, really? I didn't know she was a Mataji or anything. She comes to the party, she's very quiet. She just sits quietly. I've never even heard her speaking. For the last 25 years I know she speaks very little. Oh God, she gives lectures and there are thousands of people. Can she speak? She's surprised. We've never seen her speaking anything. I won't be able to recognize her voice. Even my husband, of course, he speaks a lot, and her husband also speaks a lot. I also speak, but I've never heard speaking anything. She just keeps quiet, sometimes musing to herself. She seems to be dignified lady, but otherwise she never makes any efforts to impress us or in any way tell that she's Mata. Immediately the husband got such a shock and he immediately telephoned to my husband. I never knew she was a Mataji. It was such a thing. You knew I'm a seeker and a seeker. And he said that, so my husband said, she's now in Delhi, you go and meet her. Immediately he sent for me and he got his realization in five minutes. But his wife didn't get it. So he sent her by plane that you better get it. This is the thing one has to get. Now the emphasis that you have to be your spirit is very much reduced in the modern society. The emphasis should be that your spirit is to be achieved in this lifetime. This is what one has to do, is the only thing one has to do. That is not there in the Western society. Secondly, for this you have to control your attention. Don't allow your attention to spill out. I hope I told you the story of Janaka. Did I tell them? I don't know, but I'll again repeat. Like there was Raja Janaka, the father of Sita, father-in-law of Rama. And Narada went to him, another celestial being. He went to see him and he said, how is it you are a king, you move about like a king, you have everything like a king, you have gold and everything. And how is it people say that you are a Videhi, means you are above all these things, above your body. How is it? He said, all right, I'll tell you in the evening. But just now do me a job. You carry some milk in this pot. The pot had no rim also. So poor fellow was carrying that. The whole day he was carrying, got tired. He said, don't allow even a drop to spill out. He was looking at it all the time. In the evening he got tired, he put it there. He said, now you tell me, I've had enough of this. He said, what did you see when you were moving about with me? He said, nothing. What could I see? I was just watching this milk, that it should not spill out. He said, in the same way, I am at that stage where my attention does not spill out. That is the stage where you are achieving your self-realization. Where the attention is completely enlightened by your spirit. It doesn't envelop anything like that. And even if it goes round, it comes back as it is. My hand, when it touches it, it doesn't become this metal, does it? It comes out. It's absolutely detached from this. I can touch it, but I am not that. Just now I am matter. I am everything. I am worried about my children, my house, this thing. But when I become realized, I get completely detached. I am a spiritual living being. Then nothing can keep you down. Nothing can dominate. And you do not dominate anything. That is the state of the spirit. When that happens, you become beyond dharma, sustenance. You're beyond it. For example, there is no temptation for such a person. There's no temptation. There's no mental activity either. There is no stealing, not telling lies. Such a person is extremely honest and fearless. Like Christ. He had nothing to do with a prostitute. I mean, she was a different style, he was a different style.
But when people started stoning a prostitute, he stood up before them and asked, who are the ones who have not committed the sin? They could have stoned him. But his honesty and his strength stopped it. They will stand by all those who are tortured and troubled by people who are oppressive. They are not afraid of any, they are fearless people. Neither they frighten anyone, they are compassionate. But when it comes to protesting, they stand up fearlessly against those who try to torture and ruin others. There is no oppression. Even I cannot force you to get realization. I cannot argue it out. It has to work out. It is as simple as that. If you do not want it, you can never get it, out of question. So there is always, I say, that if you don't want to get it, you better go away. But still some obstinate people will sit there. No, I'll sit here. For what? Such people also give out very bad vibrations to others. And they disturb others getting their realization. It's satanic. Still I make them sit, all right, sit down. You cannot force it. It's a light within you, a flicker. And the analogy could be like the gas that rises and touches the flicker and the whole gas gets enlightened. The flicker is awake all the time and watching. Then the whole thing becomes the truth. Truth is very different from what we know as truth. It's a new dimension by which we know this is the truth and this is not the truth. You can ask any questions when you are connected with your spirit. Ask any question. Ask a question about me. You can ask a question about Christ, about Moses, about God. Ask any question. And when the answer is yes, you will get cool breeze coming into it. If you ask any negative questions, you lose your vibrations. Might get tingling, might get heat. Because now your computer is connected with the absolute and the rapport has been established of the truth. This is a new awareness you get by which you become aware of truth, which is the vibratory awareness. Atsisėskim, tiesiog nugarom užsimerkim, delnai atversti ant kelių, dėmesys nukreiptas viršugalviu. Sėdim tiesus, bet neįsitempę. Mūsų delnai atversti, pirštai ištiesti. Sukeliam visas tas vibracijas, Šrimataji kalba.
Jeigu sunku išlaikyti dėmesį virš galvos, uždėkit dešinę ranką ant širdies ir ten, kur laikot ranką, ten laikykit ir dėmesį. Visi uždėkim dešinę ranką ant kairės širdies. Priminkim savo, kad aš ne šitas kūnas, aš ne šitas protas, ne šitie jausmai, ne emocijos ir ne intelektas, ne čakros, ne kanalai. Aš esu dvasia. Jeigu plečiasi mūsų širdis, jeigu stiprėja mūsų dvasios. Visi kartu galim padaryti namaste. Nusilenkim savo dvasiai mūsų viduje. Nusilenkim mūsų mokytojai Šrimatačiai. Kartu pasikelkim kūną ir pasidarykim apsaugą.
Man be medituojant atėjo tokia mintis, tiksliau paskaitą žiūrint, kad jeigu mūsų pilvo raumenys yra labai silpni, tai mums viską kompensuoja nugara ir tada skauda nugarą. Ir tada galvoju, turbūt jeigu mūsų širdis yra labai kietos ir mažos ir tokios, tai mums viską kompensuoja protas. Kas belieka, kažkas turi. Kažkas turi, žinai. Geras, dar tokio niekada negirdėjau. Palyginti. Geras. Tai va, kaip jūs pameditavot, kaip jums sekėsi? Ir tiesiog tokia bendra informacija, kad jeigu turit galimybę, galite mokytis su jogais medituoti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Vyksta kažkokioj savaitės dienoj meditacijos, galima susirasti internete. Tai kviečiam, prašom, nemokamai ir labai apsidžiaugsim, jeigu pamatysim gyvai. Tarkim, Vilniuje vyksta dabar tokie kaip mokymai, tam tikros dienos pagal tam tikras temas ir susirenka. Ir Kaune turbūt irgi Klaipėdoj. Tai va, o jeigu online, tai galima prisijungti antradieniais vakarais arba šeštadieniais 8 ryto, o antradieniais vakarais 8 vakaro. Tai ta pati nuoroda. Ir jeigu norite prisijungti medituoti, bet ne tuo pačiu metu, jeigu negalite dar kaip nors, tai galite žiūrėti įrašus, nes jūs įrašus irgi gaunate. Tai va, bet geriausia yra tyla. Tai medituokite ir medituokime ir po vieną, be jokių kitų, kurie veda meditaciją. Tiesiog bandykime vis pamažu ir vesti meditaciją patys savo. Nes dvasia, jinai mūsų ir veda. Tai va, aš ištraukiau lapelį vieną. Ką ištraukiai? Nu, labai gera tokia, aš net negalvoju, aš galvoju kaip babars dabar už kažką, bet ne. Žodžiu, yra 108 lapeliai, tai yra 21 kartą po 7 čakrų. Tai yra ištraukos iš skirtingų paskaitų, tai you are very special type of human race and beautiful patterns are showing in your life, in your lifestyle, in your behavior. Nu, labai tau tinka. Ką? Labai tau tinka. Labai. Tai išversim. Taip. Jūs esate labai ypatinga rūšis žmonių rasėje. Ir jūsų ir nuostabiai kažkaip tai pasireiškia tai jūsų gyvenime, jūsų gyvenimo stiliuje ir jūsų veiksmuose, jūsų elgesy. Žodžiu, esam nuostabus, visi pameditavom, švarus, gražus ir dabar galima gerai nerti miegoti. Tai... Bet man atrodo, kad Elytė irgi ištraukė. Kas, Elytė? Aha, ir Loreta, man atrodo, ištraukė. Ar skaityti garsiai ar ne? Ištraukė taip labai šiandien į meditacijos temą. Sakyk. Jūs esate dvasia, mes esame visagalio Dievo, kuris yra tyrumas, kuris yra tiesa, kuris yra žinios atspindys. Tai va, taip yra. To ir užbaigiam. Nes viskas yra taip. Tai puiku. Ačiū labai visiems, kurie prisijungėte, kurie meditavote. Šiaip labai norėtųsi paklausti, kaip jums medituojasi ir taip toliau, bet paklausim gal kitą kartą, o jūs gal pasigalvokit, ką norėtumėte papasakoti arba pasidalinti. Tai, bet šiandien jau su ta žinute ir baigiam. Aš neužmigsiu, jeigu Elytė nepaskaitys Lilos savo. Negalit miegoti. Ne, nušakęs. Elytė, ką plungę ištraukė. Čia vyksta nacionalinis meditacijos seminaras. Visų kraštų, iš visų kampų. Kas ką ištraukė? Norėčiau, kad jūs paskelbtumėte, jog įtvirtinsite šią Maha jogą, kad atnešite aukso amžiaus palaiminimus šiai žemei. Visa kūrinija suvoks savo prasmę. Te laimina jūs Dievas. Nu, va, dabar galime eiti miegoti. Čia reikėtų. Labą. Pakontempliuoti, kokio lygio priesaiką ten viduje turi duoti. Viskas, visi skirstomės. Audronė, dabar jau žinosit, kur dėti žvakę, nes čia buvo užklausimas. Tai dabar... Čia jau galvoju žmogus ir nežinojo visą laiką. Beje, o kaip su ta žvake?
gerai meditavosi, jautėt vibracijas, jautėt poveikį, tarkim, viršagės, dar kaip nors. Steisė judina, nu, va, ir prasidės, ir dar pusvalandžių užšnekėsiu. O Jūratė, tau irgi jautėsi su ta žvake? Jo, ne? Nu, ta žvakė kietai. Viskas nebešnekamai. Tu jau valdyk, nes aš žinok, čia dabar labai prasimeditau, dabar galiu labai ilgai pliurti. Man lygiai tas pats ir aš jau žinok, kažkam kalbėjau, kaip visą laiką pamedituojam ir Vytas sako, ir dabar, jeigu nori, ten kažkada sakė, saugo dėmesį savo, eikim dabar visi jau jokių telefonų, einam miegoti. O aš visai miego nenoriu antradieniais, aš pamedituoju su visai. Aš iki 12 man dar čia, vakarėlis iš vis nenoriu miego. Tai man. Mes po to galim susiskambinti ir papliurti. Paplirkit iki 10. Tai papliurkit, sako, iki 22 valandos labai faina. Ne, nu gerai. Bet man tikrai labai įdomu, nes kai kas iš jūsų meditavo su žvake pirmą kartą, aš tik supratau, nes mačiau, kad ir taip ima. Kaip jums su ta žvake prasimeditavo? Ar jautėt poveikį kokį nors? Jei galiu, aš pasakysiu, man buvo labai šilta, toks, nežinau, toks geras, švelnus jausmas. Ir aš nežinau, ar todėl, kad balkonas praviras, aš kai pakėliau ranką, aš pirmą kartą pajutau tą vėsumą, vėjelį tokį. Tai, nu gal, kad balkonas praviras, nu, bet ten neturėtų pūsti. Taip, vienu žodžiu, buvo labai šilta, efektinga ir šaunu. Man labai patiko. Super, Steisė, bet žinokit, jūs padarykit tą triuką, kad smegenys neturėtų galimybės abejoti. Jūs uždarykit balkoną, atsisėskit ir pasitikrinkit vėl. Nu, kad būtų... Dabar po meditacijos? Jo, o kodėlgi ne? Bet kada? Bet kada susikaups. Jūs ta prasme, kai mes dabar baigiam, jūs pasilikit kambarį, nes iš tikrųjų mano smegenys visiškai priešinasi. Kas čia per... Man lygiai taip pat, aš irgi. Aš kondicionierių ieškau visur, galvoju, kur čia... Bet aš gal pasakau istoriją, aš trumpai papasakosiu. Žodžiu, buvo iš Afrikos tokia moteris, kuri labai šalo Lietuvoje, jogė. Ir aš jai padėjau kamšyti langus. Ir mes pusę dienos kamšiam langus. Nes jinai nuomavos tokį butą, nu kur moka brangiau šildymą, bet nieks nešildo. Ir mes kamšiam. Jinai adieliukais tokiais rankšluostukais uždėjo viską aplink. Nu, žodžiu, nu, darėm visą, kad nors kažkiek sušiltumėm. Ir mes užkamšiam viską. Ir netgi, kai duris uždarai, tokį adieliuką susuktą uždedi apačioje, kad pro apačią nejudėtų oras. Tai žodžiu, ir mes tokiam vakuume meditavom. Ir tada, kai aš pajaučiau, kad man pučia, tada mano protas buvo, kaip? Kur pučia? Kaip gali, kad pustų? Kas čia pučia? Kas čia dar liko, kur pučia? Ir šalia manęs stovi žvakė, bet visai netoli ant staliuko, ir žvakės liepsna niekiek nedaro šitai. Ir man tada buvo ir žvakė, ir aš pats visą dieną kamščiau, mes tikrinom visus langus su žvake. Tokia technika buvo. Ar gerai užkamščiam, reiškia, turi būti su žvake. Tai va tam tokiam vakuume protas pasidavė ir man tada, nu okei, čia kažkaip tikrai kažkas jaučiasi. Nes mano protas buvo labai linkęs abejoti. Mano irgi. Man tai žinai, kada pasitvirtino, kai Havane, aš buvau Kaune ir tu sėdi ir yra toks ugnies... Vat kairio kanalo irgi valymas ir toks prie laužo, mes prie židinio sėdim, žodžiu, medituojam ir aš sėdžiu visiškai arti židinio ir man vėsuma eina iš rankų ir virš galvos. Ir tada aš jau supratau, kad, nu, tai va, jau čia tikrai tada reiškia taip. Nes tu sėdi visiškai prie ugnies ir supranti, kad tavo delnai yra absoliučiai vėsus ir to galvoje. O vibruojant maistą, man koks buvo šokas, nes tarkim, yra ryžiai ant lovas ir aš matau, kaip garai eina. Ir aš vibruoju ir man pučia. Ir ta prasme, turėtų eiti šiluva, yra visiškai kitaip. Jau. Sakė, kažko neužkamžėt. Tai žiūrėkit, tai gal kada aš medituoju, kai viena medituoju, tai gal čia kartais irgi tai turi reikšmės. Aš jau pradedu širsti, kodėl ta žvakė visą laiką man mirksi. Tai gal jau čia eina ta vibracija tokia. Jo, dabar, pavyzdžiui, nemirksi jos. Pavyzdžiui, gali būti labai, galima pastebėti su žvake taip, kad kai pasidedi žvakę ir nukreipi ranką į žvakę ir medituoji, ir jūs galite pastebėti, kad, pavyzdžiui, jeigu pradės eiti tokios suodis, taip, tuk, tokie juodumai, dar kažkas, tai galima taip ir valytis tol, kol nustoja, kol nusiramina.
būna, kad labai valosi ir juda. Jo, gali būti. Aš atsimenu, kad kai pradėjau medituoti, man būdavo taip, kad normaliai dega žvakė, aš užsimerkiu ir be meditacijos metu truputį atsimerkiu ir žiūriu, Jėzu, kažkas ten daro su to ugnim ir paskui pabaigoje vėl viskas ramiai. Tai čia taip jau. Nesureikšminant, bet gali pastebėti, kas ten vyksta. Su tais juoduliais ypač, jeigu labai kažkokia įtempta arba daug O kažko. dar vieną kokį dalyką aš darydavau, kai studentas buvau, nes ten tikrai buvo blogai su kairiu kanalu. Jeigu neliečia ugnis delno, bet vat pradedi, kur yra pirma čakra yra čia, antra, trečia, žodžiu, visas čakras turime tos centrus ir va taip vat neliečiant per atstumą ir šildo trupučiuką, bet ne karštą, nes tu nelieti. Nes jeigu aš paliesiu su ugnim, tai tada suodis bus, čia visiškai normalu. Bet jeigu va tai va per visas čakras praeini ir taip laikai dėmesį virš galvos, praeini ir žinot kas, ir lieka kur nors suodis. Ir man būdavo visą laiką toje pačioje vietoje, visą laiką va šitoje vietoje. Ir aš dar net nežinau, kame reikalas, kodėl toje vietoje. Ir aš tada atsimenu, nuėjau ir taip nedrįsau paklausti, ten įjausiu vienam, pasakiau, žinai, o kas šitoje vietoje yra. Ir pasakė, kurioje vietoje kaip valyti. Ir aš taip užsiėmiau tyliai ramiai ir po mėnesio jau kaip valydavau, niekada nebebūdavo, dingo tarsi. Tai gali būti, žinai, kad irgi taip galim kairį kanalą patikrinti. Bet mes nueinam į techniką, o šiandienos tema yra tik dvasia. Jokių ritualų, jokių technikų. Nenoriu to akcentuoti pabaigai. Tai ir šia linksma gaida. Šia linksma gaida ir einame valyti langų, nes energijos pilna, jo? Kamšyti. Man būdavo taip, kad aš bendrabutį, kai gyvenau, pradėjau medituoti, tai būdavo paršliauži ir man 4. aukštą reikėdavo užlipti, aš vos užlipdavau. Bet kai nusiprausi, persirengi, pamedituoji ir turėtum jau eiti miegot, atsiranda noras kažką veikti. Tada tvarkydavau kambarį, tvarkydavau namus, skalbdavausi, žodžiu, iki vidurnakčio. Tai va. Tai, jo. Ačiū visiems, gero vakaro, iki šeštadienio ryto ir einam ką nors veikti. Vaidas sako ačiū. Ačiū Vaidai, iki.